Prisijungti per e-bankininkystę ir pažyma užsakyta. Hehehe. Kuo toliau man to labiau patinka naudotis šią paslaugom. Gal sakyčiau net per daug. Nes lieka tikrai daug laisvo laiko. Daugiau informacijos apie valstybę. Iš ką tik matyto filmuko turbūt supratote, kad sodros paslaugos gali padėti sutaupyti ne tik laiko. Ir daugybė tų paslaugų mums reikalingos, jei ne šiuo, tai kitų gyvenimo momentų, galbūt peršalus, galbūt kreipiantis dėl darbo stažo. Taigi dabar kreipiuosi į mūsų pašnekovą Valdą Žekonį, norėdamas paklausti. Valdai, taigi pirmiausia mūsų visiems transliacijos žiūrovams knieti sužinoti, kodėl reikėtų bandyti elektroniniu būdu kreiptis, o ne važiuoti į sodros pastatą ir tenai stovėti eilėse. Na, pirmoji turbūt eiliai, aš galbūt kalbėsiu kaip pažiūrojus kaip informatikas, bet aš manau, kad visi mes turbūt tokie. Iš prigimties galbūt esame ir tinginiai, kodėl aš turiu vargti ir leisti pinigus ir kažkur tai trenktis, jeigu aš galiu radęs laiko momentą, nebūtinai darbo dieną, gali būti ir po darbo, gali būti ir šeštadienį, sekmadienį, kada man kyla poreikis, kada atsiranda kažkokių tai klausimų, na, tiesiog prisijungti kompiuterį ir pasižiūrėti, ar kažkokie tai įtarimai kyla dėl, sakykime, sumokėtų man atlyginimų, ar ten tikrai pervesta buvo sodrai, ar sumokėta įmokos, ar tiek moka darbdavys, kiek mes buvom tarėsi, ar sakykime, kasgi tik vis manęs laukia, kai aš būsiu pensininkas, na, kokią aš galėčiau pensiją gauti, jeigu aš taip tokias pajamas gaučiau, kaip ir gaunu. Ar kiti klausimai, tai bet kuriuo momentu aš laisvas esu, turiu laiko, galiu prisėsti ir pasižiūrėti. Važiavimas į sodrą, na, aišku, tie, kurie mėgsta keliauti, galbūt ir įdomu, bet kad ta kelionė nėra tokia jau tolima ir artima ir kitą kartą labai žinoma ir įgrįsusi. Tai aš manyčiau, kad bet kuriuo atveju, sakykime, internetas kaip šių laikų išradimas, na, jis tikrai pasiteisina ir paslaugos, kurias galima gauti pasiekti internetu, tai tikrai, na, apsimoka dalyką daryti, tai jau įrodė ir bankininkystė, visos kitos sistemos. Taip, kad sodra irgi stengiasi, kiek tik įmanoma, kad visas paslaugas, kurios tik įmanoma, būtų galima pateikti ir gauti per internetą, neišeinant iš namų, tai yra žmogui pačiom minimaliausiam sąnaudoms. Dėkoju už Jūsų atsakymą. Manau, kad ypatingai elektroninių sodros paslaugos aktualios kaimo vietovėse gyventami žmonėms, kuriems reikia iki sodros pastato vykti tikrai tolimą atstumą. Valdai, kalbant apie tas paslaugas, tai kokios konkrečios paslaugas galime atlikti elektroniniu būdu ir galbūt galite išvardinti keletą populiariausių paslaugų? Na, vienas turbūt iš populiariausių paslaugų, tai aš jau kaip ir minėjau, tai kažkokios informacijos pasižiūrėjimas. Na, kaip taisyklė, tai dažniausiai būna, na, kas vis tik tais bus, jeigu aš išeičiau į pensiją, kiek aš gaučiau pensijos. Nu, tai yra prognozavimas, kitą, kad žmonės, na, nustemba, kad ar taip gali būti, kad tiek mažai gausiu. Na, kita vertus, sakykime, socialinio draudimo įmokos irgi tas dalykas yra svarbu ir įdomu ir reikia žinoti, sakykime, nes vieną kartą gali būti kažkokie netikslumai ar darbdavys neteisingai sumokėjo ar kažkas tokio. Tai tokie dalykai reikalingi, tai žmonės, na, ypatingai domisi. Tai vienas tokia grupė paslaugų pas mus yra, tai informacijos gavimas, informacijos pasižiūrėjimas. Na, kita grupė paslaugų tai yra užsakymas kažkokių tai realių dalykų. Tai yra užsakymas kažkokios tai išmokos skyrimo ir mokėjimo, tarkime, ligos pašalpos mokėjimus. Na, šiai dienai pas mus dar reikia prašymų tokiems dalykams. Tai per internetą, reiškia, per EGA sistemą, elektroninį gyventojų aptarnavimo sistemą galima parašyti tą prašymą ir automatiškai pateikti sodrai. Na, čia ne vien tik tai yra parašymas, tai prasideda visas automatinis procedūra ir procesas skyrimo išmokos. Galima, aišku, stebėti statusą, kurioje dabar, sakykime, būsino yra tas išmokos skyrimas ir to prašymo apdorojimas. Na, galima rašyti prašymą dėl tėvystės atostogų, tas irgi yra gana populiaru šiai dienai. Antra vertus, galima parašyti prašymą dėl
dėl išmokos mokėjimo būdo pakeitimo, tarkime, mama persikėlė gyventi žiemai pas sūnų ir kad pensiją pristatytų, vietoj į kaimą ten kažkur tai po obelim, kad atvežtų, sakykime, į Vilnių, į tenais, tai užtenka per internetą, sakykime, įeiti parašytą prašymą. Kita vertus, vėlgi grįžtant prie informacijos šiais laikais, kadangi darbingumo pažymėjimai egzistuoja tik elektroniniai, tai žmogus nuėjęs pas gydytoją, kadangi jis dar ir serga, galbūt gali ir neprisiminti, kada jam sekantį kartą reikia ateiti pas tą gydytoją ir apsilankyti ar sakykime, pasitikrinti. Tai visą laiką, aišku, per internetą galima pasižiūrėti, kada man sekantį kartą reikia pas gydytoją, ar kada man jau reikia išeiti į darbą. Kita vertus, kas galbūt dar reikalinga ir naudinga, tai yra informacija apie tai, kam Sodra teikia duomenys. Sodra šiais laikais teikia nemažai duomenų įvairiom institucijoms ir organizacijom, pagal duomenų teikimo sutartis, jeigu tai atitinka teisės aktus. Ir žmogus visą laiką gali pasižiūrėti per EGA sistemą, kas kreipiasi į Sodrą dėl jo asmens duomenų ir kam tokie duomenys buvo pateikti ir kokiu tikslu. Kita vertus, vėlgi, galbūt tai nauja paslauga ir naujas dalykas yra informacijos pateikimas kitiems asmenims. Ta prasme, kad dažnai kreipiantis, pavyzdžiui, naują darbdavį, žmogus sumastė, kad aš noriu pakeisti darbą ir eina pas būsimą darbdavį ir pasakoja, pateikė savo CV ir savo patirtį išdėsto, bet darbdavys sako, žinai, viskas čia labai tvarkoj, bet kažkaip aš įrodymų tai nematau. Tai EGA sistemos pagalba galima, sakykime, leisti tam darbdaviui, pasižiūrėti tam tikrą informaciją, tam tikrą suvestinę, kurią žmogus pats susiformuoja už tam tikrą laikotarpį, pasižiūri ir suteikia teisę tam tarkime, darbdaviui tą suvestinę, kurį tą laiką matyti. Ta prasme, kad nereikia žmogui eiti, galbūt filmukė buvo ta pažyma labai akcentuota, bet jam nereikia tos pažymos popierinės eiti, jisai gali tą dalyką tiesiog leisti, įgalioti tą būsimą, ar draudėją, ar, sakykime, ar kitą asmenį juridinį, pamatyti tą informaciją, kuri reikalinga. Galbūt kitos paslaugos, kurios irgi turėtų turėti gana nemažą praktinę naudą, tai yra kažkokių tai reikalų tvarkymas už trečiuosius asmenys, grubiai šnekant, už tėvus, už vaikus, už artimus, tarkime, mama susirga ir guli ligoninėj, reikia ten, sakykime, pakeisti išmokos mokėjimo vietą, ar tada kažką tai padaryti, tai kaip taisyklė, jeigu motina parašo įgaliojimą, šiais laikais pakol kada mes neturime, kad su notarais sutarčių tokių, kad būtų galima parašyti įgaliojimą per internetą, bet jeigu yra įgaliojimą atneša įgaliojimą į Sodrą, apie tai, kad, sakykime, žmogus įgalioja kitą žmogų tvarkyti reikalus Sodroje, tas yra registruojama pas mūsų sistemoje ir jau tokiu atveju žmogus įėjęs per EGA elektroninį gyventojų sistemą, gali tvarkyti reikalus už tą asmenį, kuris jį galioja tai daryti. Matyti informaciją, parašyti prašymus ir panašiai. Priklausoma, aišku, nuo to, kokio lygio tie įgaliojimai buvo suteikti. Sodros tinklalapyje yra tikrai neblogų paslaugų. Viena iš turbūt linksmiausių, tai mes su draugais dar patys tikrinamės, tai už kiek laiko jūs galėsite išeiti į pensiją, net nereikia nieko registruotis, tik tai suvedate savo gimimo datą ir tada jums sistema parodo, už kiek laiko galėsite išeiti į pensiją. Visai pamiršau, noriu priminti visiems mūsų transliacijos žiūrovams, kad galite užduoti klausimus mūsų transliacijos dalyviams. Apie Sodros paslaugos klausimus užduokite Valdui ir taip pat lauksime klausimų iš e-paveldo svetainės. Taigi, ponia Valdai, mes nemažai akcentavome, kad tas naudojimasis elektroninėmis paslaugomis susitaupo laiko. Bet ar iš tikrųjų mes sutaupysime laiko? Kiek užtrunka galbūt būtų pažymų tikrinimas arba užklausų tikrinimas? Šiaip jau sistema pas mus vis tik tais yra gana galinga ir tos duomenų srautus spėja apdoroti ir tas tokių didelių eilių nesusidaro ir praktiškai tas užklausos priėmimas vyksta gana greitai. Žmogui tai tikrai yra nauda,
Bet aš manau, kad bet kuriuo atveju, sakykime, jeigu nereikia mano kojų varginti